Šaukėnų jubiliejaus 515 metinių progą norėčiau palinkėti Šaukėnams tokių žmonių, kokius jie turi šiuo metu. Nes iš tikrųjų tai ne miestelis, ne pastatai, o žmonės garsina miestelius ir jie kuria tų miestų, miestelių, rajono istoriją. O Šaukėnai, ypatingas miestelis yra Kelmės rajone, jisai labai gražiai įsikorporuoja, nenusileidžia, sakykime, ir tytuvėnams, gal jo istorija nėra tokia garsi kaip Kražių, ar tiek paveldo kultūros neturi, kiek, sakykime, turi tytuvėnai, bet Šaukėnai unikalūs yra tuo, kad jie turi žmonės, ypatingus žmonės, unikalius, tokius, sakykime, kaip Elena Burdulienė, kuri turbūt adekvataus žmogaus nerasi visame rajone. Būdama tokio garbaus amžiaus, sukūrė muziejų ir garsina, ir filmus kuria. Ir žmonės, kurie sutinka, šaukėniškiai, paprastai eiliniai žmonės, kurie sutinka vaidinti, atkurdami, sakykime, išnykusius kaimus. Tai iš tikrųjų irgi yra unikalus dalykas, tikriausiai niekur kitur nerandamas Lietuvoje. Galiausiai ir kultūros darbuotojai, ir seniūnas. Ir jeigu, tarkim, žurnalistai ir garsina Šaukėnus, tai jie garsina tik todėl, ne todėl, kad mes esam, sakykime, ten geresni žurnalistai, bet todėl, kad jūsų žmonės moka komunikuoti su žiniasklaida, kad jie moka parodyti tai, kas yra svarbiausia jūsų miestelyje, kas gražiausia. Tad dar kartą pasikartosiu, žodžiu, linkiu Šaukėnams, kad jie prisiaugintų naują kartą tokių žmonių unikalių, kokie yra, sakykime, Elena Burdulienė, Sofija Blažienė, seniūnas Algimantas Šukys ir daug kitų žmonių, mokytojai, kultūros darbuotojai, kurie tą miestelį garsina, didžiuojasi miesteliu. O tuo pačiu, aišku, didžiuojasi juo ir žurnalistai. Mes visada norime rašyti tik tai, kas gera, kas gražu ir norime didžiuotis rajonu, kuriame gyvename ir kad jame yra tokių unikalių miestelių, kokie yra Šaukėnai.